Sveiki. Manęs paklausė, kokiagi rolė man atiteks šitam filme Tarp dviejų žemių. Žinot, beveik pagrindinė. Na, žinoma, aš juokauju. Jūs žinote, kad aš vadovauju Albion Art klubui ir aš palaikau meną, lietuvių meną, bet kokį, ar tai filmas, ar tai muzika, ar tai tapyba, ar tai dailė, ar tai literatūra, ir darau įvairius renginius meninius. Ir žinoma, aš susidomėjau, aišku, šituo filmu. Filmavimas apskritai man tai ne naujiena. Mane yra filmavę ir Lietuvos televizija, ir Anglijos televizija, ir yra pastatytas filmas, trumpametražis filmas apie Wolverhamptono lietuvių bendruomenę pagal mano knygą Už 9 marių. Ir yra parašytas scenarijus mano kitai knygai Širdies kelias, bet filmas kol kas dar neišėjęs, dar matomai nelaikas šitam filmui. Ir mane sudomino šis projektas Tarp dviejų žemių dėl to, kad aš esu viena iš jūsų. Aš taip pat gyvenu tarp dviejų žemių. Anglijoje ir žinoma Lietuvoje. Tai va, aš prisidedu prie šito projekto, padėdama tam filmui išvysti ekraną. Ir mes dirbame su Marina labai ir dar su komanda Marinos labai glaudžiai. Mes filmuojame, važiuojame, ieškome lokacijų, bendraujame su aktoriais. Marina turėjo šiandien castingą su antra aktorė, pagrindinė herojė mūsų filmo. Taip kad va štai tokia mano rolė yra. Na kągi, nepamirškite ir jūs šitos rolės ir prisidėkite prie mūsų, kuom galite. Tai tiek, viso gero, linkiu jums geros savaitės.